Labą dieną, esam pas Vaclovą Buivydą, Platelių ežero šeimininką. Pristatau jums, Vaidas pats prisistatys. Prašom, Vaclav. Tai malonu girdėti, ko gali pasakyti, ko negali pasakyti, galėčiau pasakyti, ko galėčiau daugiau pasakyti apie Platelių klubą, kadangi aš esu pirmasis žmogus po amžinatilsį Petrą Sadauskį ir Žukauskį mirties, belikau iš tų senesnių žmonių tik aš, kas vadovaujant tam klubui, kiek mano mintis atsimint, kiek aš galėčiau jums papasakoti apie klubą. Senų dalykų, kurį gal nieks nežino, gal ir primiršė visi dalykai. Klubas buvo įkurtas, bijau pasakyti, 49 arba 50 metais. Tom patį Platelių klubą įkūrė tai Petras Sadauskas. Petras Sadauskas kažkur pamatė, kažkur išgirdo, kažkur nukopijavo ar dar kažko padarė. Jisai pasidarė ledo rogės, ne ant vandens, bet ant ledo rogės. Ir iškėlė burės ir bandė praplaukti pro Platelių ežerą. Bandė praplaukti Platelių ežerą, jam pasisekė, tas vėjas jį pagavo ir gavo tokį įdomų nuopolį, kad jam pavyko paburiuoti. Ir vasaros pradžioje jisai susitiko su Žukausku. Stanislavas Žukauskas. Stanislavas Žukauskas buvo irgi atvažiavęs, čia dirbo provizorių dirbo Platelių vaistinėje. O Sadauskas buvo mokyklos. Sadauskas buvo mokyklos mokytojas, dėstė matematiką. Paskui lygu dėstė istoriją, vadinasi, žmogus buvo plačiaus profilio inteligentas. Ir galų gale jisai prikalbėjo Žukauską, kad padarom, turim gražų ežerą, padarom buriavimo arba ledrogių ar dar ką nors. Jie nupirko vieną jachtelį Joršas. Tai buvo tokia senovinė jachta, gana senovinė jachta, dabar jau ir nėra, čia galite tas pažiūrėti internete, tokia gana įdomi, bet jiems patiko paplaukioti. Čia plaukė ir Sadauskas, ir Žukauskas, ir visi, bet kadangi Žukauskas buvo prie tokių žmonių, kuris galėjo prieiti, prie tokių žmonių, kurie buvo sunkiai prieinami, bet Žukauskas mokėjo prieiti prie jų, ir tada jie nupirko krūvą M-kų gavo. Kas tas yra M-ka? M-ka yra M-klasės jachta, kuri talpina apie 4-5 žmonės ir 3 gali. Taip, komandai plaukia 3 žmonės, bus patys gauti 5 žmonės. Čia ilga jachta, 6 metrų ilgio. Ir supranti, tada prasidėjo kitas buriavimas. Nupirko finų, o finas yra klasė, yra olimpinė klasė, kur talpina vienas žmogus. Irgi pripirko jų, paskui nupirko kadetų krūvą. Čia viskas buvo Sadausko iniciatyva. Nuo to Sadausko iniciatyvos Žukauskas tą viską valdė, mokėjo valdyti, bet žmogus buvo labai aukšto intelekto žmogus, kurie mokėjo pritraukti žmonių krūvą, mokėjo su jais bedrauti, mokėjo sudominti buriavimu, mokėjo privesti, kad tikrai kas būrės reikalingus, kad tą ežerę reikalingus ne tik varikliai, bet gali jachtą vežti ir vėjas, kad čia yra buriavimo sportas ir pritraukė ganų įdomių buriuotojų. Tai iš tų buriuotojų galėčiau patipėti, tai buvo iš tų senų buriuotojų, bijau apmeluoti, tai buvo, gal, kadangi neatsimenu tiksliai, gal vardus nevardins, kadangi neapsiričiau vardais, bet buvo įdomus buriuotojai. Šublinskas Algimantas, Olandų klasiai. Olandas yra tokia didelė jachta, kuri plaukia 2 žmonės, labai agresyvi jachta, kur reikia su jais daug dirbti, daug turėti, supranti, techninį
variantų ir sportiškai būtų. Ir jie laimėjo Lietuvos čempionatą pirmą vietą. Plateliuose ne iš karto, aišku, tai buvo. O čia kokie metai panašiai buvo? Tai galėčiau pasakyti, tai galėtų būti apie 59, 59, grubiai. Gali apsiryti kažkiek, tai plus minus. Ne, tai čia... Ja. Paskui buvo Benas Katkus. Benas Katkus, jeigu matėte mūsų, esu pakabinės lentutės mūsų kaviniai, ten toks žmogus, kuris gerai plaukė ir buvo Lietuvos čempionas. O tai plateliai per tokį trumpą laikotarpį, grubiai per kokius 5-7 metus išaugdė 2 čempionus Lietuvos. Ką aš manau, kad plateliai savo nuožiūrą ir amžinatelis Sadauskų dėka savo iniciatyvą įvykdė. O trenerės kas dirba? Treneriai tie laikai tokių nebuvo kaip treneriai, kad dabar yra futbol treneriai, krepšinio treneriai, kurie daro sportą. Tai buvo treneris vienintelis, buvo Petras Sadauskas. Tai va, jo iniciatyva, jo dėka, jo, kaip sakant, labai buvo kruopštus žmogus, atsimins visą gyvenimą prie jo. Kaip man teko su juo susitikti, jisai yra labai aukšto intelekto žmogus. O gal tu žinai, iš kur tai finansavimą būdavo? Tai laivelė kainuodavo, būris kainuodavo, vėrvis kainuodavo, viskas kainuodavo, buvo kažkoks tai žmogus dar prie 2 iš L raidė Lasys. Ne, tokių dalykų aš nežinau. Nesvarbu, gerai, dabar tos būris, jachtas, viskas tas kainuodavo. Vienintelis dalykas tam reikalkas buvo, tai buvo Žukauskas. Žukauskas, kadangi buvo, kas yra Žukauskas, žinot, Antano Vienuoliaus sūnus, ar kaip ten pasakyti, jo rašytojo Antano Vienuolio. Jo, sūnus, jisai visi žinot dalyką, jisai buvo gana, turėjo labai lakę vaizduoti, mokėjo gerai kalbėti ir prieidavo prie bet kokio žmogaus. Jis turėjo mokėti įtikinti žmogų, kad reikalinga tie dalykai tam. Tai aš manau, kad tie dalykai jo iniciatyva buvo daug pagerinti. Daug pagerinti. Ne, arba Sadauskas, arba dar kas nors kalbėtų. Ons principai iškodavo, kad į valdiškas įstaigas buvo, bet vis ons iškodavo karėmėjų būt, kad tai tos įmonės įstaigas kažkas nupirktų, ar čia Nemunau priklausė. Tie dalykai pradžiai priklausė Nemunai. Žalgiris buvo Žalgiris, Nemunas buvo Nemunas. Buvo 2 draugijos Lietuvoje, jeigu dar asmenis senis laikai buvo. 88 metais pasinaikino Nemunas ir paliko Žalgiris. Atsigerk, jeigu. Nes tau nušnekėjim uždžium gerklį. Nekreip dėmesį čia. Ne, aš iš vis tai nekreip dėmesį. Ir supranti. Ir girdi tas laikas, jiem išdžiu biškėlį gerklį ir dabar bus geriau. Nepadėt. Dar įdomiau bus. Nes bašnekant išdžiūdum. Tai vat, ką aš dar norėjau to pasakyti. Nemuns Žalgiris. Nemuns ir Žalgiris. Aukščiau Nemuns buvo, vadovavo, D raidės nepamenu, Nesvarbu, čia ne viską neatsiminti. Geras žmogus ir čia bus 100 metų. A čia Lietuvos buvo. Lietuvos, jeigu Lietuvos gal tu neatsimeni buvo, Žalgiris ir Nemuns buvo. Atsimenu. Žalgiris buvo Vilnius, ten Jerunda, Nemuns buvo. Rajoną. Jo, apie mūsų. Rajoną buvo Nemunas. Jo. Nemunai tada vadovavo mūsų vardas, kaip tu rašau. Plungė. Plungė buvo Nemuna. Čiutys. Priščioti buvo Slivskis. Slivskis buvo dar kažkas. Slivskis buvo labai trumpai, neatsimenu, paskui Čiutys buvo. Bent.
Ilgą laiką. Čiutys Benas buvo labai ilgą laiką, labai korektus žmogus, amžinatilsį labai žiauriai gerai. Aš jį gerbiu, kiek jis yra padėjęs į klubui, kiek jis yra užstojęs patį į klubą, tai čia jo indėlis yra žiauriai neįkainojamas. Tikrai, kad neįkainojamas yra. Čia yra jo iniciatyva sugalvota ne tik būriavimas, ir sugalvotas yra plaukimų maratonas, kuris pravedė daug metų. Ir žmogus buvo, nežinau, kiek aš jį pažįstu 100 metų ir aš jį atsiminsiu pats geriausias žmogus. Tai va, toks klausimas. Gerai, dabar pastatų atsiradims. Tada viskam biškiau fertiu, tada pati gal pasakusi apie savo asmeninis veiklas. Tai pastatų atsiradims. Pastatų atsiradims. Pašiūrite mažlėlį į nuotrauką. Galėčiau biškėlį žinoti, galėčiau nežinoti. Aš pasakysiu, kiek aš žinau. Tie laikai, kai aš buvau, aš dar susitiku senus draugus, kurie būriavo su Gervazu, supranti. Apie Gervazą, kur nors. Ir dar kalbėjom, ten buvo tokie du laivai, gan įdomus, kur važinėdavo žmonės. Du laivai buvo, Gervazas dar vienas buvo. Bet jie neaktualūs būriavimo. Jie buvo pramoginiai laivai, kur važinėdavo žmonės. Būriavimo čia iš viso neįdomi dalykai. Tie dalykai, kur anksčiau buvo aktualūs, aš tų dalykų gal ir neatsiminsiu. Gerai, Pastatai buvo pastatyti, aš sakyčiau, 49 metas, 50. Mažlėlį pašiūrį, paskiau įdėsiam nuotrauką. Pašiūrėlį, tai aš turiu nuotrauką, jeigu matėte, jo. Tai ir pastatyti, tom pašiūrį pastatė. Sadauskas. Petras Sadausko iniciatyva ir buriuotojų dėka surinkta į grupę pastatė tom pašiūrį. Tai žmonės yra žiauriai įdomus. Jie padarė patį pirminį pamatą Platelių klubo. Pastatė tiltą ir pastatė tiltėlį, mažą tiltėlį, kuriame dabar teisė, kur dabar mumis nacionalinis parkas, nacionalinis parkas, Plungės savivaldybė atėmė, kadangi buvom 50 metų naudojom, bet atėjo laiką, mūsų buvo tas tiltėlis atėms. Bet ką darysim? Apgaulis būtų. Išsakyk. Kad apgaulis būtų, tai 100%, tai milijardas procentų. 5 metus prižiūrėk, paskau tas liks tavo, pasirodo neolėk. Gerai. Anei padarė tom pašiūrį, padarė tom pašiūrį. Ir pradėjo pro tiltelį rinkti siektelį. Pirmus atvažiavo Jorus, matėte. Jorus buvo siektelį. Paskui atėjo, paskui atvažiavo Emkas. Emkas atvažiavo, Fina atvažiavo. Vien žodžiu, Žukauskas buvo... Tu tiltą įsik pastatyti su bokštu to vadų? Ne. Pirmas bokštas buvo ilgs ir trumps buvo. Paskui ant pačio galo, po 2 metų, 3 metų sugali polius galingus pastatyti bokštą. Paskui tom bokštų nori pastatyti dar. Čia ir daug variantų yra. Daug variantų yra. Tu pasakau. Jo, aš žinau, taip, kas grubiai, kas kokie 2-3 metai tos bokštus remontuodavo. Nes tils nuneš. Kadangi ant polį yra, jeigu leda ten iš tos polius nuneš lauką, ir remontuojam, kiekvieną metą buvo remontą, ar kiekvieną metą buvo derinami klausimai. Tai va. Tokie dalykai buvo, o paskui galėjo pats pirmas tiltėlis buvo ten, kur yra kavinė. Buvo pats pirmas. O ten biškai toliau buvo. Ten buvo kalvė, jeigu atsimenu. Žinai, kas į kalvę? Kalvė. Ir leipsna, ir ten kaldavo. Kon kaldavo, nežinau, bet buvo kalvė. Kiek aš atsimenu, buvo kalvė. Tu mums paklaus, kas atsakysiu, bet jeigu buvau naudojom, nežinau, bet aš dar vaks atsimenu, kad buvau ten kalvė buvau. Aš dar nebuvau vaks. Aš buvau. Gerai, davai tą pašiūrį, o iš pašiūris atsirado tas pats galinis. Atsirado tas galinis. Aš tą gražias longas, kur čia buvau, kur... Katras anksčiau. Pats atsirašė, pirmas atsirado, kur tas mūrinis. Kur mūrinis yra? Kur mūrinis yra? Jo.
Tai jeigu Kur Morencija. Ja. Tas. Čia buvo Morencija, paskui buvo toks priestas. Šitą buvo toks priestas. Tai pastatė priestatį, šitą buvo Jartai vežėms, šitą buvo didysis, čia buvo kapitanats, užsiregistravau, čia buvo kambarė, viena kambarė ir antra kambarė. Bet pradžių buvo mažylė. Čia šitas N kelsanai? Ja, čia kelsanai. Ir čia N į kalną? Ja. Į tom pos į kalną. O čia šitą buvo, čia buvo telts katamaranau, o čia šitą buvo telts, kurį atėms valdybė. O čia šitą du teltą buvo. Tas pirms, tas antrus. Na. Gerai. Dabar kiek prisimeni, kas vadovavo? Tiem dalykams. Pusadauską. Du dabar pasakėtų iki sunkiau. Ne, tas sunkumas, kiek atsimeni? Tas laikas vadovavo, Sadauskas vadovavo, kadangi tokių trenerių, kaip ir nereikėjo. Nebuvo iniciatyva neturėti. Buvo Sadauskas, kuris vadovavo. Paskui atėjo iš Nemuno. Viskas viename. Draugijos, kad reikia direktoriaus. Tas direktorius buvo, kaip aš tau pasakyčiau, pirmasis buvo, man atrodo, tas, sakėt pavardė. Vildžiūnas? Ne Vildžiūnas. Vildžiūnas Sunkala buvo. Šarūnas, Dzikas. Dzikas buvo. Pats pirmas buvo Dzikas. Pirmas, dar anksčiau buvo Jucius. Jucius buvo. Jucius vardas. Jucius, nežinau. Čia vietinis Plateliškis buvo Jucius. Plateliškis buvo Jucius, paskiau buvo Dzikas. Dzikas iš Mažeikių. Dzikas jisai dirbo Plungėje. Iš pradžių dirbo Mažeikius, paskiau pasikrausi iš Šinainį. Jisai dirbo Plungėje, kur yra gamykla, ta metalo gamykla. Šinainis. Šinainis buvo kažkoks didelis viršininkas, tai dirbo. Pastatė naujus tiltus, pastatė tonus, toks yra prienas žmogus, paskui Dzikas išėjo lauk, paskui atėjo Petras Razgus. Petras Razgus buvo kažkai metų, paskui atėjo Vildžiūnas. O kitus. Ir paskui įkišo mane per vargą. Pakišo. Per vargą. Tada... Kaip įkišo per vargą? Gerai, kokias metas tas buvo panašiai, kaip tu? Tai aš pradėjau dirbti 88 metas. 88. Anei buvo, dar anksčiau dar. Bet tai, kaip ten būdavo, kaip aš tą galėčiau pasakyti, tie visi, atsiprašau, ir Petras, ir Vildžiūnas, jie geri žmonės buvo, mes ko nepažiūrėjau. Bet jiems tas būrėjimas buvo kaip dešinio ranką karvę nusimėlišti. Jiems nereikėjo tų dalykų. Nei būriavo, nei jiems rūpėjo tų dalyką, nei buvo suinteresuotų dalykų. Ir Pamšimir, ten iš Nemuno gavom 25 eurus per mėnesį ir nusiruštėkdavo. Roblį, atsiprašau. Gavo atlyginimai. Tai gavo, įveskite ten, gėdau, reikia važiuoti varžybas, dėdis Vacys rūpinas, reikia važiuoti dėdis Vacys rūpinas, reikia važiuoti dėdis Vacys rūpinas. Vis laik būdavo ir transportas, ir eismas, ir žmonių išvežėjams, ir taip toliau viską mano. O aš buvau, ką žinau, užsivedęs, pariautos, ir man pateik. Du variantą buvo. Tu gyvenai. Tu gyvenau. Ir paskiau, ką žinau, atėjo laiką tokiai, aš pats negišau tų reikalų iki galo, bet Bunka man vieną kartą pasakė, atsiekė direktorius. Skau, aš turiu gerą darbą, skau, direktorius, skau, ne, skau, aš dabar mėsiu darbą, kur aš gaunu gerą algą, skau, štepsės ten kaip direktorius, skau, aš ten mėsiu. Vieną metą, kitą metą, tretį metą, vėl bunkas kombinavo ten. Paskau išeis problema su tau darbu, skau, ladna, skau, galėjom nuvažiuoti, to Žalgirį, jau buvo Žalgiris jau. Kadangi Nemuns pasinaikė, 88 pasinaikė Nemuns, iš karto automatiškai perėjo į Žalgirį. Nereikėjo neperdavė, ne nieko. Automatiškai viskas perėjo, mums čia problemas nebuvo.
Nu ir, suprantu, važiuojant pas Niniausui, nu, sak, priimsim bandomajam laikotarpiu, sakau. Nu, ką priimsti gerai, bet man buvo 10 kol daugiau. Nu ir aš pradėjau savo veiklą, viskas. Bet pradėjau savo veiklą gana intensyviai ir gana gerą. Gerai, dabar tai pastatą. Čia šitą dabar, kur esu, tai pats naujaujas pastats. Jo. Kokies panašiai metas buvo pastatytas? Jis pastatys prieš 12 metų. Tik to? Ne, jis renovuotas prieš 12 metų. Renovuotas prieš 12 metų. O pastatyts yra, pats pirmas pastatas yra pastatyts 90 metas. 90 tūkstančių. Tai šitą, kur dabar sėdau? Jo. Jis pastatys, o ir renovuotas prieš 12 metas yra, nu, nežinau, paskaičiu. Nesvarbu. Gerai, o dabar tu ten medinius, ton, kur dabar kaveinį yra perstatė į ton pastatą, buvo per pastatį mūrinį, ne? Ne, mūriniaus nebuvo, niekad gyvenim čia. Čia buvo viskas medį buvo. Ne, veitų tu. Ne, tu mūrinį pastatė te buvo, kadangi buvo tokie laikai, kada... Bet tu jau buvo vadeiva, direktorius. Ne, dar nebuvo direktorius. Čia buvo prie... Vildžiūną? Vildžiūną. Prie Vildžiūną laiko buvo. Ne, 100%. Tada atvažiavo kompresorių gamyklą, jie gavo veidą pastatyti, bet su tokia sąlyga, kad tu pastatysi Jaklubau mūrinį pastatą. Tada mes jums duodam veidą pastatyti savo poilsio bazę šalia prie šaltinėlis. Nu, viskas. Tai jie tom tik pastatė korpusą, įdėjo langus. Trikampius. Kad tai nesidariniai. Ir išvažiavo. Tai buvo tokį bardaką padarė, kad čia šakis. Valanda, kas buvo, tas buvo. Tu atsimeni, kas pirmieji buvo gyventojai stovyklautojai? Aš atsimenu, 100 metų atsimenu. Kapišimėjau išversa longus, nes buvo, grindų nebuvo. Nek nebuvo. Longus išėmėm, kad dažnus marvių nekenktų vakarą. Ja. Išėmėm po 100 vėlių, nes nebuvo žuvies, knyks nesidariniai. Beje, ten tokiais žvaigždės, kaip Pranskevičius, Miliūns, Vaškys, Alida Žukauskas, Plungis 71 metų grupės buvo stovykla ir aniai ten gyvena. Ta be grindų. Atvažiavo mamas, atidarė duris, susijėm už galvų. Ir mūsų vaikai čia gyvena, apsisaukai ir išėjai. 100%. Matyta, kriukdamas, sakau, bet aš neturėjau kur gyventi kitur. Aš neturėjau. Kėlė buvo mažai. Kaip kalėjim. Buvo, tas buvo, bet jau buvo viskas, be manis buvo priimta, aš to nežinau. Ir po manis aš viskam pakeičiau. Gerai, tu atėjai, jau buvo pastatyts, o medinis dar tabi buvo tas sviruoklis. Medinis tai buvo sviruoklis tas. Dar gyvenau tam sviruoklis. Tai buvo geriau gyventi, negu tam... Ten buvo tau kabinets, kur jo, tai buvo geriau gyventi. Ne, ten... Biškel geriau. Ten dabar yra stovyklaun, labai nedėti. Aš žinau, koks ten instrukcijų išdarinėdavau. Būdavau šokė, o šokė platelius prasidėdavau kada? 12. O pas Glikmananus turėdavau atgulti, 19. Janus gyvena čia tam didžiajam kumbarėje, kur į ežerą pausi buvo. Ir ten kabelį buvo iš vidaus. Ten pirštelė plūni, anytum kabelį pasijėm. Aš atsėjom. Duris pradaro, pasijėm tom kabelį. Jie gali neatsileip. Tom kabelį plūnas pirštelės užkabin. Iš koridoriaus pusės ir vis tyliai išvarė šūkis. Glikmans 12 valandą dar jam patikrinta į panelį sveituo. Juk neveršaus aš kumbarį, duris darau, klekš, sklostelį, reiškia, vedau vyr, užsikabinus, o tu šūkis dar. Dabar dirba, dyta trenerį veina iš tų.
Vein iš tų, tai buvau direktoriaus Kerpas dukra, pavaduotojaus sporto mokyklos dukra, Vingi. Aš atsimenu viską nesimenu. Edita dabar treneri dirba. Futbolis atsimenu viską nesimenu. Ne tavo, tada nus mane apgaudinėdavo taip. Paskiau tylę pušuokį, ten 3 valandų naktais tylę, atsikabin ir engolti. Nu tavo. Gerai, dabar ton pastatą. Ar galėčiau atsiprašyti biškėlį?